Sveiki visi, mes esame More Detailing, esame Vilniui ir mes esame pradedantysis detaileriai ir šiandien jums parodysim automobilio plovimą ir cheminio salono valymo darbus. Tai šiandien mes dirbsim su tokia mašina kaip BMW 540i. Klientas paprašė mūsų išvalyti saloną ir nuplauti automobilį. Parodysim, kaip jisai atrodo nenuplautas ir nuplautas, išvalytas visas. Tai parodyk. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Tai mes padarysim tokius darbus kaip 2 fazių plovimas, uždėsim keramiką ant automobilio, kad gražiai atrodytų ir atsparinėtų vandenį. Ir taip pat nuplausim vasarinius ratlankius. Sveiki, aš esu More Detailing antras darbuotojas. Dabar pradedame darbą su šitą mašiną. Aplastysime ją vandeniu, toliau pirmas šampūnas ir ratlankiai. Ir tada dirbsim toliau su mašina. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers. Dabar mes apipurkšime bitumą, kad jisai sudirbtų ir nutrauktų juodas dėmes nuo automobilio. Tai va. Dabar mes apipurkškime bitumų, laukiam 1-2 minutės ir nuplauname viską. Dabar ratus apipurkšime specialią chemiją, palauksime apie 5 minutės ir jas nuplausime. Tai ratai yra tokioj atidėjai, nelabai švarus, bet pabandysime tai pataisyti. Tai pradedam purkšti. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream. Nuplovėm visus ratus, dabar uždėsim pirmą šampūną, čia pre-wash, palauksim ir nuplausim jį. Tai dabar jau nuplojam pirmo etapo šampūną, jau padarėm antrą šampūną ir dabar rankomis plausim viską ir parodysim, kaip nuplausim. Prasėjom antrų šampūnų, rankomis viską, dabar viską nuplausim ir praeisim dar trečius šampūnų, kad jūsų mašina blizgėtų. Tai dabar nuplojam viską, dabar su šepetėliu praeisime sunkiai pasiekiamas vietas ir taip pat praeisime išmetimą.
Tai padarant 3 etapų mašinos plovimo, dabar uždėsim keramiką specialią, kad jinai atitrauktų vandenį. Tai dabar apipurškime keramiką mašiną ir reikia nuplauti. Dabar nuplovėme keramiką ir galime parodyti labai akivaizdų keramikos darbą, kaip jinai veikia. Galite matyti, kaip nurieda vanduo. Naudosim specialią mikrofibrą, kad jinai sugertų visą vandenį nuo mašinos. Dabar prapūsim orų į sunkias vietas ir taip pat viską surinksim mikrofibrą, vandenį likusi. Tai dabar viską nuvalėme mikrofibrą ir dabar naudosime specialią chemiją stiklams. Tai dirba taip pat kaip mikrofibra, bet specialiai padaryta stiklams. Tai uždedam truputį ir pradedam valyti. Tai pravalėm viską su chemija, o dabar va, tai va, lediniai atrodo stiklai. Padarėme visus darbus su automobilio kėbulu, atrodo labai gerai, viskas išsiplovė. Atlikom 3 fazių plovimą, padengėm keramiką ir dabar darysim salono darbus. Padarysim pilną cheminį valymą salono. Taip atrodo salonas, nelabai užterštas, bet reikalinga priežiūra. Taip iš galo atrodo. Tai taip pat viską išvalysim ir viskas atrodys gerai. Tai dabar pradedame dirbti su salonu, aš užsiimsiu bagažinę, o mano kolega darys galinę salono dalį. Tai viską prasiurbėm detaliai. Dabar eisime visą saloną su chemija specialia. Kaip matot, jau vakaras, praleidome 6 valandas už darbą, atlikom visą plovimą, cheminį valymą, liko mums tik užjuodinti ratlankius, padangas ir įdėti kilimėlį. Atrodo jinai labai gerai, manau, klientui patiks tikrai ir mums atlikom 3 darbus cheminio valymą, galite pažiūrėti, kaip atrodo. Išėjo labai gerai. Nu ir kaip sakau, liko tik kilimėliai. Ir iš šitos pusės. Tai ačiū, kad buvot su mumis, ačiū, kad pažiūrėjot mūsų video, kelsim toliau mūsų darbus, viso gero.